Ar įmanoma per mėnesį tapti muzikantu? Ką aš čia darau? Sveiki, aš esu Mindaugas ir esu valstybės neišlaikomas bedarbis. Kadangi turiu nemažai laisvo laiko, nusprendžiau išbandyti save kažkur, kur man ne vieta. 100 valandų, 2 instrumentai ir vienas klausimas. Ar įmanoma tapti muzikantu per 30 dienų? Prieš keliaujant į pirmąją savaitę noriu Jums parodyti, kaip atrodo vienas iš instrumentų, kuriuo grosiu. Tai yra trimitas. Tai trimitas pakankamai šiaip paprastas instrumentas, varinis, susideda vos iš kelių dalių. Tai turim trimitą ir turim pustuką. Turim 3 mygtukus, turim angas, iš kurių išeina vanduo ir toks jau tas yra trimitas. 3 mygtukai ir didžioji dalis natų ateina iš liežuvio. Aš jau kadangi esu truputėlį įgudęs, demonstracijai jums parodysim, kaip veikia trimitas žmonių rankose, kurie nėra pūtę trimito gyvenime. Tai Arensai! Nu davai. Ačiū labai Arensui už demonstraciją. LMT koridoriai. Pučiamieji čia groja šitoje vietoj. Kodėl aš čia esu? Nes einu į savo 3 trimito pamoką. Susipažink, Ignai, su mano žiūrovais. Mano žiūrovai, Ignas, mano trimito mokytojas, meistras, kuris mane pažadėjo išmokyti naudoti trimitą taip kaip rankas ir kojas. Vieną dieną tikiuosi groti trimitų taip kaip groju dantim, o groju dantim visai neblogai, galiu parodyti, žiūrėkit. Aš jums galiu parodyti, kaip atrodo mano trimitas ir kaip atrodo Igno, nes čia šiaip 2 skirtingi instrumentai beveik. Čia mano, kai aš jį radau namuose, šiaip aš nežinau, kad turim, bet kai nuvešiau jį tvarkyti, sakė, čia antikvarinis. O čia yra profesionalų jau trimitai, pasižiūrėkit, truputį skiriasi, ne, yra to skirtumo, bet nieko, daugs, aš irgi vieną dieną iki šito. 4 skirsim, 4 iškvėsim. Nuo sektos pradedam į ką. O, Ravidą, žinai, burnoje pasitenka turėti, kad tokia kai daug. Nu, jo, jeigu tau tai padeda geriau galvoti. Apsisuko gal biškį galvą, ne? Jo, truputėlis pizda, atrodo, kad apsvaidinti nebandai ir pizdi, manau. Čia nemokamas draksas. Atsiprašau labai už savo mėgstinį, šiandien buvo vienintelis švarus lygis. Aš žinau, kad čia atrodo kaip senelė, bet vienintelis švarus lygis, kaip ir sakiau. Tarp kitko buvo senelis palaidotas su šituo, po to prisikėlė iš numirusių, dabar Kauno ligoninėje. Gerai, plus minus. Kampeliai M, tada įkirtam per kampus. Beveik. O, pavyko. Tai kaip vakar ir matė, turėjau savo pirmąją trimito pamoką iššūkio metu, kaip ir minėjau, šiaip 2 kartus jau esu grojęs pas Igną. Sveikinu su jumis iš savo 18 kvadratų kalėjimo. Turiu 3 instrumentus, tai trimitas, turiu bosinę gitarą, čia yra mano bosas, kurį nusipirkau, ir taip pat dar turiu akustinę gitarą. Tai čia bus mūsų pagrindiniai 3 instrumentai. Akustiniai gitarai skirsim mažiausiai dėmesio 100%, mažiausiai linksmumų yra akustiniai gitarai, man asmeniškai. Tai kaip sekėsi man trimitų, jūs matėt vakar, labai daug dar ko liko mokytis ir labai daug ką liko išsiaiškinti, kokie yra mano skillai dabar, jeigu mes kalbam apie gitaras, ne? Akustinę gitarą sugrojęs, irgi mokiau savarankiškai. Bet pakankamai seniai, nelabai ką atsimenu. Bet kaip ir sakiau, akustinė gitarą, mes
kai neturėsim ką veikti, kai eisim iš proto, galėsim truputėlį pagroti, tai parodysiu, kokie skillai yra mano akustinės gitaros, kaip ir sakiau, labai jau seniai grojau. Nereikėjo nagų nusikarpyti bilemba. Neturiu nagų, sunku groti dabar. Prakaituoja rankos dar, jaudinos labai. Toks atskaitos taškas, čia bus akustinės gitaros. Grot bosu irgi nelabai moku, kelias melodijas. Kokie mano skillai yra su bosu dabar, pavyzdžiui. Supratote, ne? Kad skillų čia nėra vapšė. Koks planas šiandien truputėlį pavirpinu, pabandau čianais padaryti keletą pratimų su bosu. Net nežinau, net nežinau nuo ko, kaip ir kur pradėti, bet, pasitelksim, žodžiu, labai nemažai YouTube'o į pagalbą. Esmė yra ta, kad šitas pratimas jis skirtas tam, kad truputėlį pradėtų pirštai vaikščiot per gitarą ir jie kaip ir po truputį pradeda vaikščiot man. Reikia kažkaip padaryti taip, kad aš tuos garsus žinočiau, kad aš žinočiau, kur yra koks garsas. Kažkaip turiu išsiaiškinti, prisiminti, kur yra koks garsas. Reikės dar šitą pasitikslinti, kaip geriausia daryti. Grįžtu prie pusryčių gamybos. What's up, juodaodžiai? Turiu pasakyti, kad vakar, tai kaip ir sakiau, labai skubėjau, labai daug įvairiausių darbų, tai labai daug neprigrojau, nieko daug nepridariau. Pavyko atsikelti šiek tiek anksčiau, bet visai buvau užmiršęs, kad aš atsikeliu ketvirtadieniais anksčiau, todėl, kad aš turiu tiesiog paprasčiausiai kitą veiklą ryte kiekvieną ketvirtadienį. Tai ryte nespėjau, po tos veiklos grįžau atgal namo, pagrojau dabar kelias valandas su bosu, dariau tuos pačius pratimus, tiesiog nuobodžiai, bėgiau nata po natos per natas ir taip toliau. Lavinu pirštus, kad labiau liptų prie gitaros ir taip toliau. Suprantate, ne, čianais pati nuobodžioji pusė čianais. Aš labai tikiuosi, kad aš per ateinančias kelias dienas galėsiu skirti po kokias 12 valandų per dieną daryti visus šitos pratimus, kad aš tapčiau natural, kad mano tos rankos, kad, suprantate, tai aš pabandysiu per savaitę, dar turiu, sakau, nors rytoj, žodžiu, papasakosiu toliau, bet vėliau papasakosiu, bet žodžiu. Tiek daug blemba žodžių galvoju vienoj minty. Po praeitos trimito pamokos Ignas man davė kelias užduotis, reikėjo pagrot ir reikėjo išmokti gamas. Nepadariau nei vieno, nei kito. Yra kaip yra, parašiau Ignui, kad jeigu tu nemanai, kad čia bus laiko švaistymas mūsų šitas susitikimas, tai mes tada būtinai susitikim. Ignas parašė, ne, tai tikrai nebus laiko švaistymas, susitinkam. Dabar yra 3 valandos, 4 valandą susitinkam su Ignu. Kad ir ką groji, viską reikia padainuoti, ką mes su Mindaugu ir darom, daug dainuojam. Tai dabar su pustuku tiek daug negrojom. Tai dabar su pustukais grosim kažkokias gražias melodijas. Bandysiu mokytis, kelias į profesionalaus muziko karjerą toliau tęsis. Labą dieną, 4., 5. diena. Per pirmas kelias pamokas galvojau, kad truputėlį lengviau yra pūsti trimitą, nei kad yra iš tikro. Man sunkiausia kol kas yra kažkaip sujungti lūpų darbą ir liežuvio darbą. Man rodė Ignas tokį video, kur su X-ray'um yra padaryta, nufilmuota, kaip juda liežuvis. Tam, kad gautų aukštas natas, jisai turi būti kažkaip išsivertęs į viršų ir aš dar nelabai iki galo dar jaučiu tą liežuvį. Liežuvis šitame amate yra reikalingas. Tai reiks nemažai praktikuotis ir pabandyti pajausti tą liežuvį, kaip jisai turi būti, kokioj pozicijoje, kaip juo naudotis. Gal pravers ir ateityje šitas. Už kokių 3 valandų išvažiuojam į Uteną, į pasirodymą. Tai turiu 3 valandas, tai 3 valandas dabar tiesiog toliau kartosiu pratimus su bosu.
Viską, ką aš mokausi, yra iš BuzzBuzz kanalo YouTube. Ir BuzzBuzz, tipo, tas kanalas turi kažkokius online kursus. Ir aš galvoju, gal pasimaut ant šito. O kas jeigu ten neskemas? Gal man padės? Šnabždėsiu, nes už sienos pilna žmonių ir belenkaip nejau tiesiog garsiai kalbėt. Tai ką tik nulipau nuo scenos, Utenoj, varau pasiimt gitarą, karočią iš mašinos, parodys jums užkulisius. Kai aš sulaukiau 38 metų, jūs prisiminkit, kaip mus veždavo su mašina. Nešioja karočią Stonkus Uteną, kaip ir visus kitus miestus, kuriuose pasirodom. Man sekės taip vidutiniškai, kaip ir visose kitose miestuose, kuriuose pasirodom. Ne, juokauju, kartais būna visai smagiai. Kartosiu tą patį per tą patį. Labas rytas, 6 diena, atsikėliau ryte, pradėjau visiškai nuo to paties, ką dariau visas kitas praėjusias dienas. Dariau tą patį pratimą, jau šiaip visai neblogai gaunasi, dabar važiuojam į Šiaulius, Šiauliuose turim pasirodymą, vėl pasiemu gitarą ir labai tikiuosi, kad šiandien, kol mantelis bus ant scenos, aš karočią tiek jau įgūsiu tam pratime, kad galėsiu nesukdamas galvos, nežiūrėdamas į natas ar dar kažkur tiesiog sugrot visus 6 lapus, tiesiog einant nuo pradžios iki pabaigos. Ir tada pereisim, labai tikiuosi, kad pereisim prie kitų pratimų ir pradėsim daryti dar labiau išsidirbinėti, taip sakant. Daro. Aš greit dar cigarą, karočią sudaužau, gerai. Vyniojam į Šiaulius. Varom parodysiu salę, šiaip viena gražiausių salių, kur esu pasirodęs. Kioskas, užuolaidos. Graži salė, ką? Bum! Labas vakaras, tautvidai! Nelaukit manęs! Dar porą žodžių, negi man gaila, tikrai negaila, dar porą žodžių jums, mėlieji. Tikiuosi, kad šį kartą Šiauliai bus daug linksmesni nei prieš tai visus buvusius kartus. Dar reikia? Super, ačiū labai. Antroje vietoje dėčiau salę. Ne auditorija, bet salė. Pirmoje vietoje ir auditorija, ir salė, tai Klaipėda vis dėlto. Всё, einam ruoštis pasirodymui. Nulipau nuo scenos. Visas, va, pasižiūrėkit, karočias, smokingu pasipuošęs. Nėra kaip kitaip čia, nėra kaip kitaip. Ir aš negalėdavau niekur išvažiuoti su tuo dokumentu. Mano visos kelionės būdavo arba pas babą, arba iš babos. Atrodo įspūdingai tikrai. O ką dabar? Susisetapinam, karočią, greitai viską. Ne, filmuosiu, žinokit, vis tiek tą patį per tą patį darysiu. Bet susisetapinu kampą, kur galėčiau pagrot, arba prisigersiu vietoj grojimo. Vienas iš dviejų. Kol kas greičiausiai, kad grosiu, bet gali būti, kad prisigersiu. Tokia buvo pirmoji savaitė pilna pagrindų ir visko mokymosi nuo pat pradžios, nuo pirmos abėcėlės raidės. Neturiu kažkokių konkrečių pastabų ar kažkokių pastebėjimų apie pirmąją savaitę. Antroji savaitė bus labai panaši. Kadangi reikia mokytis, kaip ir sakiau, visko nuo pat pradžių, tai antrąją savaitę praleidau lygiai taip pat didžiąją laiko dalį tiesiog grodamas vienas pats savarankiškai, mokydamasis kažkokius dalykus, kažkokius patternus, kažkokias melodijas. Tai nieko nelaukiam ir žengiam į antrąją savaitę. Labą dieną. Pirmadienis, 17 diena lapkričio, tai reiškia, kad prasideda antra savaitė mūsų šitos nesąmonės. Kažkaip šitą savaitę su mažiau truputėlį pozityvo, žinokit, prasideda nei praeita. Kur mes esam po savaitės? Tai maždaug čia. Karočią. Pabandysiu dar kartą iš naujo ir jeigu neišeina, karočią, sudaužau gitarą, pasiemu kitą gitarą, sudaužau kitą gitarą, trimitą padovanoju kaliniam. Antra savaitė, antra diena arba 9 diena
mano iššūkio. Būsiu visiškai atviras. Paskutinės 2 dienas absoliučiai tiesiog prašvaišiau ir praradau. Tik dėl to, kad nesugebėjau niekaip susitvarkyti su galva. Atsibodo truputėlį, galiu pasakyti. Truputėlį atsibodo ir šiandien jau nebeliūdna man, bet dabar jau piktai yra. Yra kaip yra, karočią. 2 dienas praradom, 2 dienas prieš prašvaistėm, daugiau stengsimės, kad neatsitiktų. Turiu vieną likusį paskutinį cigariuką, tai dar taip pat noriu įtraukti visą šitą, kad čia būtų paskutinis cigariukas. Norėčiau atsisakyti kažkaip tų cigarečių, karočią, vapšė. Nueinu, surūkau cigariuką, viskas prasideda iššūkis, kaip metu rūkyti irgi. Vakar šiaip turėjau groti trimitų, bet kadangi jaučiaus kaip už plaukų tampama mergaitė ir daužoma į sieną, tai paprašiau, kad negrotumėm, todėl šiandien grojam trimitų ir taip pat vakare dar einu į Karoliaus Kasparavičiaus spektaklį. Kartu su Karoliu dirbam, jisai labiau dirba nei aš. Jisai dirba laidoj Stonkus tiesiogiai, aš kadangi tenais truputėlį irgi prikišu savo kročią nosytę, jisai pakvietė mane į savo spektaklį, tai vakare dar varysim spektaklį. Nieko nelaukiam, einam praustis. Surūgam paskutinį cigariuką ir pradedam viską iš naujo su šiek tiek pozityvesnė nuotaika ir šiek tiek pozityvesnė nusiteikimu. Karočią grojau čia bosu. Su trimitu pati sunkiausia dalis yra ta, kad aš nelabai suprantu, tas liežuvis jis man nedirba atskirai. Aš jaučiu, kaip jis kaip tik šiaip atskirai dirba. Aš jį jaučiu burnoj, liežuvį. Bet jisai, aš atrodo galiu bet kaip įtaleskuot ir man nieks nesikeičia. Ir aš biškai čia sakau, dabar pagroju, tada biškai pabandau papūsti trimitą, bet su trimitu aš bandau tiesiog kažkaip tą liežuvį, kad jisai kiltų į viršų, jisai va čia va kažkaip, kaip rodė, kažkur šitoj vietoj, jisai turi taip kilti į viršų, kuo mažesnį tarpelį palikti ir tuo aukštesnį nata gaunas tada. Tai bandau šitą daryti, bet čia toks, nualpimo. Kaip tikiuosi, kad kaimynų nėra. Aš kuo labiau liežuvį traukiu ir vėl ir keliu į viršų, aš tuo labiau purtytis pradedu tiesiog. Aš nebekontroliuojamas tam. Su trimitu tai čia pasipys dar reikės. O vat su bosu truputėlį kitaip yra. Einu pailsėti truputėlį. Nereikia nepamiršti pailsėti irgi kartais, žinokit. Nes jeigu nepailsi, tai šūdas gaunasi. Tuoj truputėlį pailsiu. Gaila, kad neberūkau, karočią. Išeičiau parūkyti, bet neberūkau, tai nežinau gal. Su LSD tada. Buvo labai geras. Paskui jau kažkas pradėjo keidžinai kažką. Labą dieną, antra savaitė, 3 diena, trečiadienis. Kai vakar ir sakiau, man atrodo, kad kažkas pas mane susiklikino su to trimitu, jaučiuos truputėlį užtikrinčiau ir geriau, nes kaip ir suprantu jau ir kaip ir jaučiu, kaip tas liežuvis veikia. Žodžiu, nežinau, ką čia bandžiau dabar jums parodyti, bet kaip ir suprantu, karočią, truputėlį visu to pustuku pažaidžiu, blemba, kažkaip čia kažkas vis susideda, vis kažkas gaunasi. Kokia situacija yra su nerūkimu? Parūkiau vakar daugiau nei vieną cigaretę, turiu pripažinti. Yra kaip yra, nėra taip paprasta, bet savo cigarečių nepirkau. Aš, žodžiu, visą atsakomybę dėl savo rūkimo permetu kitiem. Aš šiaip norėjau, bet neplanavau. O, žinai, kaip sako, tu planuoji, o Dievas, arba tu neplanuoji ir Dievas juokis. Yra kaip yra. Skamba aukštai. Mane įvykė smalsumas, kaip ir sakiau, mano visas pamokas yra iš Best Buzz kanalo ir mane įvykė smalsumas, aš nusipirkau jo tą kursą. Ir čia yra visai tokių dalykų, kurias reikia atkreipti dėmesį ir nenoriu skipinti karočią pamokų, tai viską
nuo pradžios iki pabaigos. Tai pasižiūrėsim, kur mane tai nuves. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 and 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 and 2. Keep it going. 1, 2. Reiktų kuo greičiau kažkaip. Kažkaip reiktų taip, kad jau rytoj jau, žinot, kažkaip reiktų, kad rytoj jau kažkaip šitai būtų. 4 and 1 and 3, 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Šiandien vakare Stonkus tiesiogiai laidos filmavimas, tai reikės eiti tenais. O mes renkamės tenais apie 8 valandą vakar. Tai dabar 10:16, tai, sakau, apie kokias geras 9 valandas dar turiu šiandien pagroti. Tai tą ir pabandysiu padaryti. Kiek įmanoma daugiau, kiek įmanoma labiau. Labas vakaras. Po 5:20 vakaras, už lango jau tamsu. Visą dieną taip ir prasidėjau šitoj pozicijai. Buvau kelis kartus išėjęs iš namų. Buvau iki parduotuvės nusipirkti sūrio, aišku, pavalgiau, jada, karočią. Nežinau, kiek dar grosiu šiaip. Šiandien jau truputėlį skauda riešą. Here we go. 1, 2, 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4. Tiek norėjau pasidalinti žodžių procesu. 17:26. Tai dar turiu apie porą valandų, iki kol reikės išeiti iš namų. Planas nekeičiamas, planas aiškus. What's up, juodaodžiai? Antra savaitė, 5 diena, 5-dienis. Šiandien vakare turiu laidą, žinau, kad meluoji. Tai iki laidos bus tiesiog savo gražiai suvambinama gitara visą dieną be sustojimo. Smagu, gaunas kažkas pavyksta, tai tikrai malonumų nemažai. Kokia situacija yra su nerūkimu, klausėt? Su nerūkimu truputėlį sunkiau. Kol kas mano valia paveda mane. Vis dar nepirkau cigarečių, bet atsisakyti iš kitų irgi nepavyksta. Tai gal kažkiek mažiau rūkau, bet esmės nekeičia juk, ne? Pabandysiu įkvėpti save, įpūsti savo daugiau kanočio valios ir užsispyrimo. Ir kaip nors išgyvensim šitą irgi. Šiandien sunkiausia diena kol kas grojimai, žinokit. Vakar užsivedęs visą dieną variau, užvakar visą dieną variau. Šiandien truputėlį sunkiau yra, bet sunkiau ne dėl to, kad norų trūksta. Ar dėl to, kad pirštus skauda, ar dėl to, kad nebenoriu groti. Sunkiausia yra dėl to, kad vakar man į galvą įkalė tą ir dabar kiekvieną kartą, kai aš žiūriu kažkokią pamoką, viskas, kas mano galvoj, tai ir visą laiką aš bandau į karočią kažkaip čia nais pagrot. Ir nėra, kad labai gerai gaunas, bet nėra ir labai blogai, kartais pavyksta. Va čia yra dalykas, kuris, sakau, aš narkomanas esu. Aš visiškai pilnai narkomanas, man truputėlį pavyksta, aš gaunu, karočią, to džiaugsmo, truputėlį to dopamino ir tada vėl iš naujo, karočią, vėl iš naujo gaudau tą visą, karočią, tą laimę, kurią man išskyrė ką tik. Visiškai nieko nesigauna. Ką tik grojau, viskas gerai buvo. Tik įsijungiau kamerą, nieko nebesigauna. Paskutinį kartą pabandau. Ir jeigu nepavyks, tai išjungiu kamerą, karočią ir einu grot toliau. Nežinau. Nebežinau, karočią. Karočią, gal nebegadinsiu kaimyno vakaro tiesiog.
Tokia situacija, žodžiu. Labas rytas, labą dieną. Antra savaitė, 6 diena, šeštadienis. Dar viena puikia diena laukia. Brazginant bosą, mokantis grot. Važiuojant namo autobusu pamatėm, kad Despotin Fem koncas vyksta su gyva grupė. Tai nuvarėm į Despotinų koncą, paklausėm. Ir, šiaip crazy, kaip gerai groja čiuvakai. Ir Giedrius Nakas groja su Klepu, labai kietas čiuvakas. Neatsimenu šiaip visų grupės narių, bet ir gitaristas buvo belenkoks. Aš aišku labiausiai atkreipiau dėmesį į bosistą. Didžiąją laiko dalį stebėjau jį, kaip jisai groja, kaip jisai atrodo ant scenos ir taip toliau. Jisai grojo 6 stygų bosų. Aš kaip visą laiką žiūrėjau jį, aš galvojau, kad fuck. Gal aš tikrai norėčiau būti bosistu. Man tiesiog belenkai patinka šiaip grot bosų. Kiek aš čia begroju, nėra, kad aš čia labai super mega suvaikstu su jo, bet ateis ir ta diena. Bet man tikrai belenkai patinka, sakau, aš čia po 7 valandas per dieną leidžiu. Aš vakar tai grįžęs iš koncerto, aš vakar apie 2 valandą nakties baigiau grot. Aš noriu būti geriausias bosistas Lietuvoje. Jokingai skamba, man irgi jokingai skamba, bet aš noriu būti geriausias bosistas Lietuvoje. Spėju, kad šitas projektas truputėlį užsitęs nuo mėnesio iki kokių 10 metų. Nes manau, kad man gali prireikti kokių 10 metų šitam projektui savo įgyvendinti. Šiaip vakar naktį pirmą kartą iš klausos susiderinau stygas, toks laimingas buvau, neįsivaizduojat. Tiesiog sėdėjau, grojau ir girdžiu, kad kažkas ne taip. Truputėlį pasukau ir tada susiderinau. Žodžiu, negaliu. Čia suprasti reikia, žinokit, senais. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Visą laiką turiu problemą, kad visą laiką, kai įjungta kamera, negaliu sugroti niekaip to. Žodžiu, tęsim toliau mokslus, karočiui, užteks čia žaidimų. Antra savaitė, 7 diena, sekmadienis, lapkričio 23. Tai reiškia, dar turim maždaug 16 dienų mūsų šito kvailiojimo, 2 savaitės, žiūrėsim, kuriais viskas toliau ir labai šiaip laukiu kitos savaitės. Kodėl? Jeigu viskas susidėlios ir viskas veiks, kitą savaitę turėtumėm pabandyti grot su kitais. Tai eisim pas muzikantus, pas atlikėjus, pas žmonės, kurie geriausiai išmano. Nes žiūrėkit, koks yra kitas kelias, kaip aš kitaip galiu tapti muzikantu, kaip aš galiu kitaip tapti bosistu, jeigu aš turiu būti ten. Tam, kad aš būčiau tuo, aš turiu būti ten. Susiklikina šitas ar nelabai? Tam, kad būtų tuo, turi būti ten. Tai pasižiūrėsim, kaip gausis. Dar toj va jum gamą greit sugroju trimitų ir einu grot bosą. Kažkas ne taip. Nėra už ką, einu grot. You a better bassist, and we're gonna do a halfway celebration with one of my favorite songs ever that I will never do, Solid Foundation. And how to improvise without being scared. In this module, smashing syncopation, we're gonna dive into, you guessed it. Per 2 savaitės visai nemažai išmokau ir tas raumuo, sakykime, patobulėjo, pastiprėjo ir kažką jau lyg ir pradedi gaudytis. Aš taip galvojau, kai kol neįžengėm į 3 savaitę. 3 savaitė buvo tikriausiai pati sunkiausia psichologiškai, todėl kad buvo labai daug įvairiausių emocijų per šuolius, labai daug atsimušimų į sienas ir taip toliau. Ir 3 savaitė ši buvo labai ypatinga dar tuo, kad 3 savaitę pradėjau groti su kitais muzikantais, su profesionalais, kurie absoliučiai
Nu, jie supranta, ką daro tiesiog. Čia buvo didžiausias skirtumas tarp manęs ir jų, kad jie supranta, ką daro. Pasiruoškim emociniam roller coasteriui ir pasižiūrim, kaip ir sekės man 3 savaitę. What's up, juodaodžiai? Kaip laikotės? Aš galiu pasakyti, kad aš laikaus tikrai neblogai. Žengėm į 3 savaitę, pirmadienis, 3 savaitė, tai iš viso gaunasi, kad šiandien yra 15 diena mūsų 30 dienų iššūkio. Esam pusiaukeliai ir galim apžvelgti truputėlį situaciją, kaip sekasi. Sakyčiau, kad sekasi mums visai neblogai. Aš nežinau, ar jūs esat groję bosų kada nors, bet man atrodo, kad visai neblogai. Per 2 savaitės, kiek čia gali būti neblogai, man atrodo, kad visai neblogai. Su trimitu truputėlį sunkiau, bet, būkim bėdni, bet teisingi, trimitui tiesiog skiria mažiau laiko. Koks planas yra šios savaitės dabar? Laukia mūsų neįtikėtina savaitė, galiu taip pasakyti. Esu visiškai hyped up, karočią. Tiek daug excitemento savy talpint žmogui, čia per daug yra. Negaliu net miegot naktim dabar. Vėl, jau buvau biškai susitvarkę savo miegą. Pirmasis džemas laukia 4. Iki 4 dar reikia išmokti kiek įmanoma daugiau, tam, kad 4 būtų truputėlį lengviau. Aišku, dar rytoj laukia toks iššūkis, turiu santechnikos sulaukti, nes čia pas manęs kesta, karočią, namai, mano kalėjimas. Aš tai vadinu savo. Mano namai, aš nevadinu savo namų namais, jeigu taip galim pasakyti. Yra keli epitetai jie. Pirmas yra kalėjimas, antras yra sandėlys. Neaiškinsiu kodėl, bet jo. Labas rytas, miela tauta. Atsikėliau truputėlį prieš 10, nes 10 valandą turėjo santechnikas atvažiuoti, nes aš čia skęstu tam savo kalėjime, karočią. Ir laukiau. Taip ir neatvažiavo. Skambinau aš jam. Nekėlė. Kelis kartus aš jam skambinau. Kažkurio metu atsiliepė jau. Ir sakau, zdarova, karočią. Aš čia laukiu nuo 10 ryto, ar būsiu ir nelabai. Tai jisai net neprisiminė, kad turėjo būti, nors vakar kalbėjom. Sako, koks adresas, aš pasakiau adresą ir jisai toks, jo, gerai, jo. Ir padėjo ragelį. Ir aš nežinau, čia reiškia, kad jisai bus ar kad nebus reiškia, aš neįsivaizduoju. Vakar turėjom progą, turėjom galimybę, palaimą pasisvečiuoti truputėlį pas tokią Agnių garsistą. Dar vienas belenkoks čiuvakas, jisai ruošėsi tenais koncertui ir tikrino truputėlį instrumentus. Tai aš supratau, kad man vis dėlto labai blogai sekasi. Kol kas aš absoliučiai nuliniam lygiai esu ir visas pozityvas, kurį turėjau, truputėlį subliuško. Pirma diena tikriausiai tokia, kur atrodo, kad nenoriu grot bosų vapšė. Aš savai tokias deliuzijas nukėliau, kad aš vakar, kai atsimušiau į sieną, kai atsimušiau į realybę, man dingo entuziazmas grot. 2 valandos dabar beveik ir visą laiką, kol grojau, manęs visą laiką neapleido mintis, kad ką aš čia darau? Mano galva mane atakuoja iš visų pusių, aš jums galiu pasakyti, aš turiu šiokių tokių problemų su galva. Mano galva man tiesiog pasakoja, koks aš nevykėlis esu ir kaip aš neturėčiau čia daryti visų šitų dalykų, nes jau yra kas daro. pakankamai kitam lygiai, ženkliai geriau nei aš, žinot. Santechnikas taip ir neatvažiuos. Šiandien yra pati blogiausia diena iš visų šitų, kurios buvo. Supratau, kad nevykėlis esu, Jessica šai mano galvoj tiesiog, santechnikas neatvažiuoja, iš subinės eina sugedusių koldūnų kvapas, trimitas negroja, nežinau ką daryti. Pilnai grįžtu į rūkimą, einu nusipirksiu cigarečių, parūkysiu.
kač, nu Blemba, šalta dūra, žinai, geras. bet... What's up, jodukai, karočią, tikiuosi puikiai laikotės. Atsiprašau, kad čia šitai blemba pilna garsų aplink mane. Žinot, gaminu, karočią, darbeliai, buvo atvažiavęs santechnikas, ką čia patvarkė, lyg ir susitvarkė, žinokit. Vakar tokia buvo, sakykim, šaliuojanti per emocijas ta diena. Ir nekenčiau savęs. Po to kažkiek atrodo lyg ir padrasinau, po to vėl nekenčiau, po to vėl padrasinau, po to vėl nekenčiau, žodžiu. Tai toks, žinot, žemyn aukštyn. Duchinimas, karočią, savęs nesiliauja ir toliau tęsiasi. Kas blogiausia, kad tas duchinimas savęs persikelia į sapnus. Absoliučiuose košmaruose gyvenu. Tokia situacija šiuo metu, tokie dalykai vyksta mano gyvenime, karočią. Kepiau šoninę dabar. Tai pirštais apvertinėjau ir taip, nu žodžiu, karočią. Vakare vyks tamstoj Monikos Liu dainų konkursas kažkoks. Gal kameros ir neimsiu, bet gal telefonu truputėlį pafilmuosiu, pasižiūrėsim, kas tenais dėsis. Yra tokia komikė Miglė Miglinaitė, tai gros jos sesė Morta. Tai eisim su tikslu palaikyti Mortą. Nu bent jau aš eisiu su tikslu palaikyti Mortą, nes jinai yra Miglė sesė. Miglė puikus žmogus, yra puikiai draugė mano. Pabaigiu pusryčiauti, einu grot. Ačiū visiems, kad šį vakarą čia atėjote, nes jūs būsite labai svarbus žmonės, labai gražių, jaunų, talentingų žmonių gyvenime. Bet aš noriu, kad mes visi kartu apšildytume šitą sceną, kad būtų kuo daugiau tos geros vibracijos. Labas rytas, 2025 metai, lapkričio 27 diena. Ruošiuos į pirmąjį mūsų džemą. Nėra, kad jaudinos. Aš tiesiog suprantu, kad aš nepasiruošęs esu tam. Aš suprantu, kad mano įgūdžiai yra apverktini tam, kad aš eičiau džemint su kažkuo. Na kągi, priėjom prie mūsų pirmojo džemo ir pirmasis mūsų džemo partneris buvo Benas Kukenys. Tikiuosi, kad taisyklingai pasakiau pavardę, geriau žinomas kaip Benny B. Čiuvakas groja kartu su Frifinga, kartu mačiau, kad groja ir su Gabrielė Vilkickytė ir įvairiausiais šiaip muzikantais, įvairiausiais atlikėjais. Benukas apskritai šiaip yra labai talentingas, labai nesveikas Čiuvakas muzikiniam pasauliu visam, todėl labai laimingas buvau, kad gavau galimybę pagroti su juo. Jisai kaip tik tuo metu mokėsi grot būgnais, o būgnai ir bosas vienas be kito, žinot, neegzistuoja. Labai džiaugiausi, kad Benukas sutiko kartu su manim pagrot. Manau, kad galim pasižiūrėti, kaip man sekėsi grot. Gal sakykim, pasižiūrėkim, kaip Benukui sekės grot ir išgyventi mano grojimo kartu su juo. Nu ką, mielieji, o čia atvarėm į repeticijų salę, kaip tikri muzikantai pradėsim repetuoti ir pagaliau jums atskleidžiu, su kuo yra mūsų pirmasis džemas. Tai, mėly žiūrovai, susipažinkit, Benukas Benny B. Benukas Benny B. Vienas rimčiausių, vienas kičiausių muzikantų ant viso svieto. Benuko pagalba gal kažką čia galėsim išpešti įdomaus ir gero. Ką tu dabar mokys? Gabalą kokį? Lėčiau. O gal rokavo kažką pagrojam?
4. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. 3, 4, 1, 2. Man tai per kaip. O kaip iš tikrųjų, aš nesimokau, kaip slepas, pavyzdžiui, veikia. Kaip Labai skirtingai, bet iš esmės, nu, tu tipo tiesiog... Labai ritmiškas grojimas, dažniausiai tu net negroji, net to labiau... Yra daug visokių bairių, pavyzdžiui, su Open Steve'am, pavyzdžiui, tipo... Nu ką, what's up, juodaodžiai? Toks buvo mūsų tas pirmasis džemas, vėl blemba atsimušiau į sieną, vėl jaučiuos absoliutus visiškas nevykėlis. Supratau, kad visiškai nieko, karočią, aš nemoku apie tą bosą, visiškai nieko nesuprantu ir visiškai esu pasimetęs jame, Benukas yra nesveikas, esu labai dėkingas super duper mega jam, kad jis skyrė man laiko. Būtinai pasidomėkit, pasekit būtinai Benuką, karočią, Instagram'e, jisai kažkada čia pavasarį tikriausiai savo albumą paleis, tai aš girdėjau truputėlį tokių sneak peekų, tai šiaip labai gera muzika. Benukas, va, ką moka, žinokit, tai kurt muziką. Tęsiam toliau su džemais ir antrasis, tą pačią dieną, tą patį ketvirtadienį džemas buvo su Bartu Česnavičium. Dar vienas puikus muzikantas, gitaros virtuozas. Bartas šiaip iš visų žmonių, su kuriais grojau visų šitų laikotarpių pažįstu mažiausiai, susipažinom šviežiausia tokia pažintis. Kaip išgirsit ir po to iki manęs dėjo kalbos, kad jeigu nori išmokti groti gitarą, reikia kreiptis pas Bartą. Gitarą vieną dieną išmokti irgi norėčiau, bet šį kartą mes truputėlį kitokius dalykus darėm. Pavyzdžiui, jeigu mes su Benuku bandėm groti kartu, iš Barto aš jau pasiėmiau tokių, sakykime, svarbių muzikantų dalykų kaip ritmo jautimas, metronomas ir taip toliau. Labai džiaugiuosi vėlgi turėjęs galimybę pabūti kartu su Bartu ir pasižiūrėkim, ką gero išmokė mane Bartas. Dar vienoje įspūdingoje studijoje esam pas dar vieną įspūdingą žmogų, tai yra Bartas. Sveikas Bartai, labai malonu. Susipažinkit mano mėlėjai žiūrovai. Bartas šiaip yra, aš su Bartu visai neseniai šiaip susipažinau, susitikom tokiam renginį ir man ten buvo atskleista, kad šiaip Bartas yra vienas nesveikiausių gitaristų mūsų žemeliai ir Sklando sakė, kad Sklando mieste kalbos, kad jeigu nori mokėti gitarą, reikia eiti pas Bartą groti. Visų pirma, tai aš šiaip nesu bosistas. Nesi, taip. Čia nėra mano forte, Taip. Bet aš pagrindė groju gitarą, kas turi šiek tiek panašumų. Tai galim kažką pačekinti. Davai. Nu taip. Essentially koks principas. Tiesiog pasiėmė pas tave, aišku, 4 stygos, pas mane 6, bet... Ir atgal. Kaip tu tai pataikai į tą stygą taip greit, karočią? Daug metų praktikos. Girdi? Ramblina.
Dar kartą. Va dabar užmiutinai. Bet prieš tai, galiu? Prieš tai tu buvai padaręs maždaug tipo... Ok, tu jų visų nepikini, bet jos, kai nėra, žinai, užmiutintos tos stygos, jos nenori ima, pavyzdžiui, aš paimčiau ten kokią nors palatą. Pagirdi? Jo. Aš nieko net nepikinau ant tų stygų, bet jos tiesiog iš savęs rezonuoja. Jo. Ir tai tau tiesiog pisa visą soundą. Jo. Kiek tu metų groji? Nežinau, 10? 10? O kiek tau? 25. Ok. Nuo 15 maždaug, ne? Tai aš maždaug 10 metų galvoju. Give or take. Pavyzdžiui, turėjau vieną dėstytoją, kuris pratūrinęs pasaulį su Depeche Mode, R.E.M. Dar toks bandas, ten Psychedelic Furs, man atrodo. Okay. Man atrodo, net trumpam grojos dar kitų bandų, Susie and the Banshees. Nu, crazy. Jo CV, tai, nu, pizdė. Okay. Ir ką jisai mokė? Jisai mokė, man atrodo, Essential Styles, man atrodo, vadinosi paskaita, bet šiaip jisai buvo dėjęs ant programos. Ir jis tiesiog mus, tipo, muštravo, žinai, labiau ant konceptualumo galbūt. Ir, nu, jisai buvo toksai, žinai, vienas iš tų dėstytojų ir mokytojų, kur, tipo, jam biški paibati ir jisai laužo taisyklės. Jisai, tipo, kai kurios dalykus supranta geriau. Jo. Nu ką, karočiui, sveiki dar kartelį. Eina į pabaigą mūsų ketvirtadienis. 2 kartus taip solidžiai pamačiau, kad čia šiaip labai daug yra žingsnių, ir kuriuos reikia įgyvendinti. Chujovas, aš bosistas kol kas esu šiaip labai chujovas. Labai reikia daug įdėti darbo ir labai daug reikia įdėti pastangų. Atsidarau kompą, įsijungiu pamoką ir žingsnelis po žingsnelio kažkaip kapstomės iš to ducho. Nes prisibazarinės esu, tai čia jau wow. Ar įmanoma per mėnesį tapti muzikantu? Tai durni jūs esate. Ar įmanoma per mėnesį išmokti pilotuoti lėktuvą? Toks va čia klausimas jums. What's up, jododžiai? 3 savaitė, 5-adienis, kažkelinta diena, bet galiu pasakyti, kad dar vienas stumikladienis. 2 valandą. Turim džemą. Eisim pas dar vieną grotą. Čiuvaką, 5 valandą. Grojam trimitų. Ignas sakė, kad šiandien atsineš Flugelhorną. Jam draugas paskolino Flugelhorną. Tai nekantrauju tiesiog išbandyti Flugelhorną. Nusimato linksma diena, stumikladienis. Abudu su Monika Liu paleido dainą naują Stalkeris. Tai būtinai perklausykit ir būtinai... Man tai nesveika daina, žinok. Nežinau, ar atkreipė dėmesį, bet viso video metu background'e grojo šitą dainą. Jeigu neatkreipėt, atkreipkit dabar. Ačiū labai, kad atkreipė dėmesį. Jeigu galvot, kas čia per daina, iš kur šita magija atsirado, tai yra mūsų 3-ojo džemo vaisius. 3-asis mūsų džemas buvo kartu su Matu Beržinsku, geriau žinomas kaip Beržas. Dar vienas neįtikėtinai talentingas čiuvakas, belenkai kietas. Su juo jau tas džemas truputėlį buvo kitoks, jau buvo tikriausiai gal net panašiausiai į tą tikrąjį džemą. Aišku, mes negrojom tenais be persų instrumentais ir taip toliau, bet šį bei tą neblogo pagimdėm kartu. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, 2 vyrai pagimdė kažką kartu, bet mums tai pavyko ir kviečiu pasižiūrėti kaip.
Stumikladienis tęsiasi, svaigimas tęsiasi ir šį kartą esam dar vienoje puikioje studijoje, Lukiškių kalėjime, apsidarykit, pasižiūrėkit, va čia gimsta tikra muzika ir šiandien su mumis turim Beržą, turim Matą, turim Beržą, neįtikėtinas čiuvakas, groja jisai su batin 12 instrumentų, po to turi savo grupę Plė ar Ply, kaip jin tarėsi? Plė groja dar ten 13 instrumentų, aš nesu tikras, bet iš to, kiek esu matęs, tai Matas maždaug moka tiek instrumentų, kiek mano senelis pirštų turi per rankas ir kojas, ten sakau 12-13 maždaug, toks skaičius gaunasi, neįtikėtinas čiuvakas, nežinau kiek čia geiška bus dabar, ką aš pasakysiu, bet kažkada, kai pamačiau, buvau Bakonce, Matas yra naujausias, šviežiausias Bak grupės narys, pamačiau Bakonce ir man nuo tada, kai pamačiau Matą Bakonce, pradėjo patikti Ba. Nice. Visai gėjiška. Visai gėjiška, bet gerai, karočią, gal ne. Pabandysim šiandien neprieiti prie laižymasi. Toks tikslas yra, kažką čia prisvaigsim, prisinešim čia instrumentų. Kontrabosą, karočią, pažiūrėkit, jie čia studijai kontrabosą turi. Crazy. Esi grojęs trimitų tu? Ne. Galiu tave pamokyti. Flipinas skriptas, Kokios 7 pamokose esu buvęs, aš kažką jau suprantu. Vieną pentatoniką moko. Bet čia jau visai daug turės ir dabar baseline, tai įraityti kažkokią. tą vieną pentatoniką tikrai išmokas. Nu, va, sakau, moka šitą, visiems rodau, kad moka šitą, nors čia toks, bet... Opa. Tai gal man šiandien tokiam Jacksono vibe labiau. Galim irgi. Gerai, dabar tada turbūt baseline reikia kažkokio šitą bituką. O, važiuoja, viskas, spaudžia rekordus, žinai. Gerai, puikiai. Ir dabar čia reiktų, kad tada antrą kartą, kai kartais būtų kita matyta kokia. Galim perkelt. Kažką tokio biškai aukščiau gal kur nors. Aukščiau? Aha, ir tada... Davai, gerai. Tai bus 4 metronomo dūžiai ir grokite. Tai... Ta, žiūrėjom. Ir... Op. Ir dabar atgal. Op. Okay. O, šitas geras. Seniai, viskas. Pasuk. Gerai, viskas, man atrodo, turim visą gabalą. Čia bus geriausias funko gabalas Lietuvos istorijai. Manai, mes iš karto į tokį šaunam. Biškai nelygiai, bet... Čia bus mano išskirtinumas kaip basisto, kad aš biškai nelygiai groju. Realiai bosą, man atrodo, turim visam gabalui. Davai, galim iš viso laužyti apdeginti. Jo, man atrodo, kad jau padarei viską, ką galima. Tu gitarą moki groti? Nelabai. Gal pabandom. Dabar reikia tokio, žinai, tokio funko, tokio pam, tokio sexy. Kokią akordą grot? Palato, Ant galo atradai jau, ką reikia daryti, pajauti. Wow. Gal aš gimęs tam esu? Man atrodo, kad tu gimęs funko muzikėje. Biškai netonacijai, bet palaik, pataisysim gal Studio Magic. Gerai, reikia, žinok, dar kito akordą kažkokio. Žemesnė, aukštesnė? Žemesnė, man atrodo. Kad būtų... Tu natas pažįstam biškai? Man atrodo, šitaip užspaus, kad šitaip tiesiog. Ok. Šitaip? Jo. Ir apatinėm? Jo. O, gerai. Tai dabar kažką tokio pat padarai. Pasuk biškai ant šito pirmo partą.
bus 4 metronomo dūžiai ir gali pistą. Wow. Jo, čia taip. Žiūrėk, aš tada supliką dabar. Moks pikų greb. Maždaug. Labai aukštą natą vieną taip pat. Ai, nepras mane. Nu va. Pasaka, manau, metas atėjo trimitai. Davai. O kada Soliakas? Soliakas kieno? Tavo. Mano? Tai pastruktūruosim čia. Davai. O tu natas ant trimito pažįsti? Nu jo, galiu galima sugroti. Ir taip žinai, kokią natą groji. Jo. Ok. Gerai, reikia aukštesnių natų ar žemesnių? Dabar man reikia natos le. Le, pala. Do, re, mi, fa, sol, le. Ok. Aha. Arba reikia, ar galiu aukščiau dar? Žinok, man atrodo, turiu blogų naujienų, kad čia nėra le. Pala. Tai ta le, kurios man reikia, yra tavo do. Ne? Jo, tu grok man do. Aš tiesiog paspausiu, kad įrašinėt, tu net nieko negirdėsi. Tiesiog ilgą do. Ir dabar re pagrok dar. Fa. Ir le, man atrodo. Ir dabar kokią nors random aukštą natą. Nėra taip paprasta. Ok, man atrodo, kad studija magija padarys, ką reikia. Puikiai, nata, puikiai. Nu davai, dabar tikrosios linksmybės. Bijau, žinok, dabar aš pats bijau kažkaip bus. O, žinai. Nu, toks kažkas atėjo. Pliau, aš ką supratau, žinai, kad čia reikia sintezatoriaus solo. Sintezatoriaus solo? Mes turim sintezatorių. Mes neturim, bet mes galime kompiuterio pagalbą tai padaryti. Skamba kaip GTA 5 intro, tiesiog kažkoks. Man atrodo dabar, žinok, solo. Dar vėl sudės trimitą. Mums dar reikia trimitą. Mums reikia. Gerai, o ką maždaug reikia pagroti su trimitu dabar?
pagrok dabar kuo daugiau natų per kuo trumpesnį laiko tarpą tiesiog. Aš tiesiog paleisiu ir tu varyk, realiai. Gerai? Tai po takto. Įspūdingai gerai buvo. Su ritmu praslaukiu mane irgi. Oi, atsiprašau, pasakiau irgi. Man irgi praslaukiu. Save. Karočią, kaip ir sakė, svarbiausia yra iš širdies, nes yra 2 variantai. Galim imti širdies arba pizdint, karočią, nuo rusų, vokiečių, žodžių, iš visur. Galima, yra toks variantas. Tai gal tada geriau iš širdies, nei kad pizdinta. O iš širdies čia tikrai buvo. Aš dabar su tavim būdamas ir pajaučiau, žinai, tą malonumą muzikos. Aš visą laiką eidavau, ten grodavau, darydavau su kitais. Tiesiog duhindavo mane, karočią. Žinai, tiesiog realiai duhindavo. Ir aš atėjau čia nais pasirodo, reikia girdėti garsus. Reikia girdėti garsus ir jaus širdim. Ir jaus širdim. Yeah. Tada Vingio parkai atsiranda visokie. 2 išėlės. Nu, visai kitaip, tai paskamba ne, negu... Kitaip, lemba, tikrai. Čia yra... toks minkštesnis. Čia yra Fliugelhornas, apie kurį kalbėjau. Instrumentas, karočią. Pažiūrėsim, kaip seksis su šituo. O mes, karočią... Stumikladienis tęsiasi, stumikladienis nestoja tiesiai iš Lukiškių į Sluškų rūmus. Teisingai? Teisingai pasakiau. Damn! Čia yra eilė į Katarsio koncertą Rygoj. Nesibaigia. Tiesiog paprasčiausiai nesibaigia.
mano pasaulis sukas, aš galiu kvėpuoti ir prasisklaido rūkas. Tai štokia buvo ta trečioji savaitė, kaip ir sakiau, daug šaliavimo per emocijos, daug daužimo galvą į sieną ir įvairiausių tokių nesąmonių, kur, sakykime, gal kažkiek pervertinę save, teko po to nusivilt savim, kas, taip jau gauna, žinot, yra kaip yra, dirbam su to, ką turim. Ketvirtoji savaitė atrodys truputėlį kitaip. Jau ketvirtąją savaitę nusiraminau, susidėliau visas mintis į stalčius, ketvirtąją savaitę didžiąją laiko dalį vėlgi grojau vienas, turėjau dar keletą susitikimų, kuriuos pamatysit ateityje, bet, sakykime, viskas jau po truputėlį rimsta, jūra nustoja banguoti, saulė leidžiasi ir vakaras gražėja. Gruodžio 1 diena, ketvirtoji savaitė, jaučiuosi toks, žinok, išėjęs truputėlį iš ritmo, truputėlį čia savaitgalis blemba. Šeštadienį buvom Rygoj, buvom Katrasio koncerte, paskutinis koncertas Katrasio, viso europinio turo, labai džiaugiuosi už juos, labai laimingas esu, kad turim apskritai tokią lietuvišką grupę, kuri yra pajėgi daryti kažkokius europinius turus ir groti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį lietuvių kalba. Penktadienį bus Pingos koncas arenui, tai šitą irgi labai laukiu. Trečia, tai yra ketvirta savaitė, antra diena. Nėra šiandien labai vėl dar viena intensyvi diena, tiesiog pasimokysim dar kartelį savarankiškai, viskas po truputį, tiesiog iki 10 vakaro jau mėgau, galite patikėti, neatsimenu, kada paskutinį kartą tai buvo, nors gal dar nemėgau iki 10 vakaro, bet užmigau visai tikrai anksti. Atsikėliau irgi lygiai taip pat anksti, po to vėl užmigau, po to vėl atsikėliau, po to vėl užmigau, visą naktį sapnavau košmarus, visą laiką kare būnu ir visą laiką žinojau, kad būnu, visą laiką pralaimiu. Kažkada atsiminiau vieną kartą, vienas iš tų sapnų košmarų, vienas apie tą karą buvo, kad aš bėgau, nuo kažko bėgau ir slėpiausi ir atbėgau slėptis pas priešą pasirodo. Ir tada priešas plotvistas padėjo man, paslėpė mane, karočią. Ir po to neatsimenu, kaip baigėsi. Bet žodžiu, tokie planai, tokios tokelės, nieko nelaukiam, suvalgau čempionų pusryčius, išsikepu, pasidarau čia nes kažką greitai, cak, bram, bam, kaip krokodilas nekramtęs viską greitai burnon. Keep that going. Great baseline built using various maneuvers that all pro bass players are using all the time. You're going to actually understand how to use your own baseline. Kiek čia 10 modulių praėjom, dar 5 moduliai liko, 11 yra 2,5 valandos, 12 2 PM, 13 2 CAM, 14 valandą PM ir paskutinis 15 3 valandas 10. Realiai per parą galėčiau sužiūrėti viską. Dar vienas džemas, dar vienas nuostabus čiumakas. Praradom truputėlį medžiagos, todėl pristatau jums, kad šitas džemas bus su Algirdu Dinigevičium. Algirdas yra grupės Dargana bosistas ir su jo jau grojimas jau buvo vis panašiau į tą, sakykime, tikrąjį džemą, koks jis jau turėtų būti. Mes tiesiog sėdėjom kartu su savo bosais, tai yra aš buvau su jo bosai ir jisai su savo kietesniu bosu. Ir tiesiog zvambinom, bandėm nusiminėti baseline'us ir truputėlį improvizuoti ant viršaus kartu su Algirdo pagalba. Tai man buvo belenkaip smagu, tikiuosi bus smagu ir jums. Ir taip, žinai, žiauriai patinka taip practicint ir aš galiu tiesiog užsilūpinti kokią valandą, tiesiog sėdėt tiesiog ant tų būgnų, groji, žinai, pasisunkini. Dar, žinai, visai, ką gali ten ekstra levelių visdėt. Gali pradėt, žinai, čia dabar jau grojam pilną, tarkim, tą riffą,
Bet tu gali bandyti nuo savęs dadarinėti kažką. Pavyzdžiui... Štai pradėti tiesiog nuo kažko paprasto. Kad ir vieną natą tiesiog. Aš palaikysiu į grūvą, tu pabandyk. Aš to galiu, žinai kaip galim padaryti, tiesiog, tarkim, galim, žinai, nusistatyti keletą natų, kad, žinai, nereikėtų ten per visur ieškoti. Gruodžio 4 diena, ketvirtadienis, grįžau karočią, ką tik iš terapijos, ką išsiaiškinau, kad visas šitas, sakykime, grojimas, irgi pasakojau visai nemažai apie tai, kaip atsimuši tiesiog į sieną kartais grodamas, kai išgirsti, kaip groja kiti. Tada truputėlį pradedi aust save tiesiog galvoj, tai kelia tiesiog blogas emocijas, ne? O šituo etapu visas šitas muzikinis, sakykime, dalykas, tas muzikinis visas gyvenimas, jisai prasidėjo nuo to, kad jisai geras emocijas kėlė ir tai leido, sakykime, atitrūkti kažkaip nuo tam tikrų dalykų, kažko paįvairinta kasdienybė ir taip toliau. Čia vis dėlto hobis yra pirmoji vietoj, o ne kažkoks, sakykime, ne kažkokia potenciali karjera ar dar kažkas. Tai visų pirma yra hobis ir hobis neturi kelt blogų emocijų. Reikia surasti tam tikrą balansą ir negyventi kraštutinumais, ką aš dariau šiaip paskutinį visą šitą mėnesį. Neišvengiamai yra kažkoks tas progresas ir kažkoks tobulėjimas grojime, tai truputėlį galima ir pakvailiuoti, atsipalaiduoti. Nepamirškit rūpinti savo emocinę sveikatą, labai svarbu, karočią. Visą laiką galvojau, kad čia netikrai yra. Pasirodo, tai čia tikriau nei kad gali būti, čia gal net tikriausiai yra. Taip ir droži savo, karočią. Visai smagu. Nu ką, nulipau nuo scenos, einam parodysiu užkulisius dar kartą. Kada į mus pataiko mergaitė su žaisliniu šautuvu per apdovanojimus. Crazy Salytė, geras pasirodymas, viso geriausio. Geras pasirodymas, pučiam dabar į Kauną. Kiek įmanoma greičiau. Aš norėčiau nekęs, bet vien mintis Jūs esate kaltinamas žmogžudyste. Ne viena ir ne dviem. Tinga? Kaune. Turėtų būti, nes taip įkaitinot atmosferą, kad aš šviesiu.
Labas rytas. Gruodžio 6 diena, šeštadienis. Neturėjau labai daug medžiagos iš vakarykščio koncerto, bet labai be galo džiaugiuosi, kad yra Lietuvoje tokių kūrėjų kaip Frifinga kartu su visa kompanija. Nesveika. Tiesiog absoliučiai nesveika. Aukščiausias lygis. Scenografija, nuo scenografijos iki tekstų, iki dainų, iki muzikos, iki aranžuočių, viskas tiesiog aukščiausiam lygiai. Neįtikėtinas koncertas. Važiuosiu dabar į Panevėžį, reikės grąžinti broliui mašiną ir grįšiu atgal į Kauną. Kadangi Kaune vakare pasirodymas, diena šiandien be muzikavimo bus, kadangi tiesiog neturiu jokio instrumento, nieko baisaus. Sveika irgi pailsėti yra. Tiek, ką žinau, važiuojam namo, važiuojam pas mamą, apsikabinsim mamą, kad truputėlį pasijaus geriau ir grįžtam atgal į Kauną. Kaune šiaip irgi iš pasirodymo pusės labai graži salė. Lygiai taip pat galiu parodyti, jeigu jau prašo, tai parodysiu, žinokit, Kauno salė irgi. Va, mano apkalbėta Kauno salė, pasižiūrėkit. Gera, taip gera. Taip gera, mums šitiek turėti draugų. Laukia pasirodymas ir po pasirodymo eisim mokytis fretboardą visą. Kadangi neturiu boso, tai mokysiuos fretboardą, mokysiuos notas. Iki pasimatymo. Labą dieną, labas rytas. Gruodžio 7 diena, sekmadienis. Vakar grįžęs iš pasirodymo Kaune. Galvojau dar kažkiek prieš miegą pagrosiu, bet grįžau, nuėjau pas Katiną, prižiūriu karočią. Katiną Evaldo Jasaičio, žodžiu, jis ten dingęs kažkur yra, tai aš prižiūriu jo Katiną. Nuėjau pas Katiną jo, pabuvom, pahenginom su Katinu ir nusprendžiau, kad vis dėlto negrosiu. Truputėlį vėlgi ėjau iš proto, žinot, mintelės. Išėjau pasivaikščioti, nes kas gelbėja, kai eini iš proto, jeigu išeini pasivaikščioti. Kai eini iš proto, reikia eiti tiesiog fiziškai ir tada truputėlį lengviau. Nuėjau iki Eglės, pamačiau Eglę, išgėriau prie Eglės karšto vyno, paklausiau muzikos. Dar gavau šiandien tokį įdomų labai pasiūlymą, su kuriuo tikrai 100% sutinku ir tikrai dalyvausiu, nes planavau dalyvauti ir šiaip. Tai gruodžio 9 dieną vyks protestas prieš LRT politinį užvaldymą. Man parašė toks čiuvakas ir jisai pasiūlė man prisijungti į orkestrą pučiamųjų, kur grosim kažkokį Čiurlionio jūros fragmentą. Pim, 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 pim. Per protestą būsiu su pučiamaisiais, aš būsiu pučiamųjų orkestre. Nice, toks iš oro įkrito. Blecha, mūsų kietas instrumentas. Žinai, kas dar kietas? Tavo penis vakar buvo kietas. Nu ką, liko paskutinioji savaitė, kuri lygiai taip pat buvo įspūdinga ir pilna įvairiausių muzikinių įvykių. Visų pirma, sudalyvau proteste ir jo orkestre kartu su kitais pučiamaisiais. Labai patiko, žinokit, belenkai jaudinau, šiaip labai prakaitavau, bet belenkai patiko. Labai laimingas jaučiaus po šito, dar truputėlį keletą koncertų apturėjau, savom akim galėjau pamatyti, ne aš apturėjau, bet kažkas kitas apturėjo, kur aš galėjau pasižiūrėti. Tai labai irgi patiko. Ir lygiai taip pat laukia mūsų paskutinysis. Labai be galo smagus muzikinis susėdimas su dar vienu nuostabiu muzikantu. Gero žiūrėjimo. Labas vakaras, mėlyjeji, gruodžio 8 diena, pirmadienis, po 9:20. Rytoj proteste bus, kaip ir minėjau, grojamas fragmentas iš Čiurlionio jūros, 4 natos, labai paprasta. Trimitas pučiasi neblogai, netinginiaujam, einam grot toliau. Labą dieną, gruodžio 10 diena, 11:56. Ryto pietų, nežinau kaip čia įvardint. 30 diena mūsų visos šitos avantūros. Vakar, pakalbam truputėlį apie vakar prieš pereidami prie to, kas bus toliau. Diena prasidėjo nuo protesto ir grojimo to protesto orkestre. Tai sugrojam tenais, tai prašom truputėlį medžiagos iš tenais dabar jums.
tikiuosi pasimėgavot. Kas sekė toliau? Toliau sekė darbai darbeliai, podcastėliai, žinot, ir taip toliau. Visą dieną šiaip ryte išėjau iš namų, tai grįžau apie 11 vakaro tik tai, nes visą dieną taip visur prasimaliau, prasidaužiau. Po šito ėjom į Šventos Kotrynos bažnyčią, į Monikos Liu kalėdinį koncertą. Tikiuosi irgi pasimėgavot. Tikriausiai, kad mūsų visa šita avantūra rytoj ir užsidarys. Tai toks maždaug planas dabar yra šiuo metu. Nieko nelaukiam tada. Einu karočią grot. Labas rytas, gruodžio 11, 9 valandos 33 minutės. Nemiegu jau nuo 5 ryto. Paskutinioji lemtingoji diena, su kuria mūsų šita avantūra tapimo muzikantų per 30 dienų baigsis. Girdžiu plojimus kažkur girdžiu ovacijas. Toks tas planas, terapija, trimitas. Dar 12 valandą turiu susiskambinti dėl bakalauro karočią, nes reikia kažkaip tą universitetą pabaigti irgi. Ir tada paskutinis mūsų pagrojimas ir jo video baigsis. Paskutinis mūsų susitikimas, žodžiu. Trimito pamokoj visą šitą mėnesį. Nori gal kažką perduot, karočią? Mano žiūronom gal kažkokių komplimentų. Nežinau, Mindaugas turėjo tokių amerikietiškų kalnelių, tokia kelionė buvo ir up and downsų, bet manau, kad patobulėjom vis tiek per tą mėnesį nemažai. Dabar esi gal koks 4-ko, 5-ko muzikos lygio. O čia jau yra gan aukštai. Per mėnesį padaryti 4-ko, 5-ko. Tai per mėnesį 4-ko, 5-ko padaryti. Prasigrosim su Ignu truputėlį, tam, kad po to dienos pabaigoje būtų lengviau groti. O, jau panašiai. Gal pabūnam aukščiau. Čia mums nelabai susijęs su to trimitu, kad labai mums reikėtų pradžiai padaryti šitą, tai... O 4-kai, 5-kai moka šitą padaryti, ar ne? Blemba, kurie moka. Labai reikia padirbėti. Na ką, atėjo laikas paskutiniam grojimui ir lygiai taip pat viso video metu galėjot girdėti ir dar vieną dainą, kuris skamba šitai. Tai yra dar vienas autorinis turinys, dar vienas kolabas mano su muzikos virtuozais. Tai turim paskutinį pagrojimą kartu su Dominiku Morkūnu, dar vienas Frifingos narys, neįtikėtinas čiuvakas. Nemažai dalykų mane išmokė, nemažai dalykų parodė, nemažai dalykų padrąsino ir paskatino padaryti. Tai pasiklausom tiesiog, ką gero mums pavyko prikukinti kartu su Dominiku. Nu ką, mielieji, absoliuti finišo tiesioji baigėsi mūsų karočią, visos šitos avantūros, visos šitos svajonės ir visos šitos nesąmonės. Esu nuostabioj studijai, nuostabioj vietoj pas nuostabų žmogus, kuris, sakykime, natas naudoja vietoj žodžių, kuris instrumentus naudoja vietoj rankų ir šiaip nuostabus čiuvakas, su kurio galime leisti laiką. Tai Dominikas Morkūnas, mūsų nuostabusis šiandienos kompanionas. Dominikas groja su grupė Frifinga, dar vienas karočią Frifingos narys mūsų šitoje avantūroje. Nu jo, karočią, dabar beliko tik tai skūkinti. Tai kukinam, išsirinkam bitą. Aš kadangi noriu miego, aš galvoju, kad reikia visai pis kažką aktyvaus. Davai, pis aktyvaus. O, gerai, šiaip tas visai geras buvo. Čia hot time'as koks nors? Hot time'as. Nori bassą rašyt?
Jo, bet Na. man reikės iš tavęs pagalbos, gerai? Taip. Reikia, aš tai žinai kaip galvoju, reikia tipo galvoj melodiją ir tada ją tiesiog įveiklint, tipo. Okay. Tipo sugalvot kokį nors. Trumpas laidas. Man tai vidutinės esu. Opa, varai. Nu klausyk, progresas matosi, blem. Šį beitą pramokau kažką aš per tą mėnesį. Ui, ką aš įjungiau? Šitas stygas, šitų stygų nekeičiau nuo to, kai nusipirkau šitą bosą prieš 15 metų. Prieš 15 metų? Ja. Okay. Jis vis dar tos pačios stygos. O čia sveika taip daryti yra? Nežinau. Tiesiog tingiu keis, bet Okay. Netrukdo man. Okay. Kažkaip smagiai skamba. Kiek esi įrašęs beislainus iš tą beis? Belė kiek šiai. Pusę plastikos albumo su šito beisu įrašyta. Gali išgirsti, kaip šitas beisas skamba, žiūrėk, tuoj palauk. Čia šitas beisas bus to. Ir tas pats, man atrodo, net presetas. Ką tu čia išsirdė? Aš beleka, O tu mokys lepinti? ble, šiaip nelabai šiaip. Kažkaip... Ne, šiaip iš tikrųjų. Aš galiu tiesiog su nykščiu tokį. Nemoku, net nebandysiu. Tipo taip smooth. Tipo. Jo. Ir tada grįžtant. Jo. Achujenai, važiuojam, įrašom. Nepataikiau. Vis gerai. Gali kiek nori kartų čia bandyti. Achujenai. Achujenai. Nu tai va, tikrai, dabar galima kažką čia aplink. Nori su... Galiu pabandyti paspaudęs, niekada nespaudžiau. Kai maloniai spaudžiasi. Kur buvo tie, kur tu belė ką ten grojai, man patiko žiauriai. Tokiais tipo. Ir... Tysam viską iš karto. Ir čia dar papenam. Kaip aš norėčiau suprast tavo minčių procesą visą. Įsivaizduoju. Vos netokį. Ir tada pažiūrėk. Mastermind. Mes dabar turim tokį vieną tipo slaptą ginklą. Gali parodyti savo žiūrovam. Čia yra Orchid, toksai sintezatorius, kuris akordus daro. Ir mes jį galim, su juo galima tiesiog akordų progresijas galvoti, tipo, tiesiog jamint. Čia karočią, esmė tome, kad tu tipo
spaudi natą kažkokią ir tada yra akordai, kokį nori. Čia yra diminished, minorinis, majorinis, suspended ir tada yra minor 7, major 7, arba 9, arba 6, tipo. Okay. Ir gali, tipo, pavyzdžiui, spaudi R ir spaudi, pavyzdžiui, minoras ir čia yra minor 7, tipo. Ir tada toks. Tada, pavyzdžiui, Le, minor 9, pavyzdžiui. Tada, pavyzdžiui, Fa, major 9. Ir Do. Čia gali beleką. Norit pabandyti? 3. Gerai. Dabar tuos kitus. Jo. 1, 2, 3, 4 ir Gerai, pažiūrim. Galima dar gitaros įdėti, kur čia gali gitaros įrašyti. Tai aišku, galim. Oi, tu! Čia karočią šitas, žia. Jo. Pala, žia. Ai, važiuojam. Kaip... Aš palieku šitą, bet aš noriu, tau tiesiog galiu duoti pabandyti rašyti tą patį. Ir galėsim tada vieną į kairę ausį, kitą į dešinę ausį padaryti. 1, 2, 3 ir... Ir tada bus... Ble, pas nesimenu, pala parodyti. Gerai, ne vis. Iš pirmo kartą rodžiu. Ba, žiūrėjau, tada pisi tokį. Ką gerą iškėpė? Kažkas čia verda, žinok, šiuo metu. Bibienė kažkokia verda čia. Bibienė verda? Gera bibienė. Parodyk, biškį. Palauk, tuoj. Čia buvo čia domo, beveik Lemon Joy. Visai vaika, šiaip viskas už to pasidaryti šaudu, nes jisai turi ir drumsus dar savyje. Pavyzdžiui tokį. Laibys. Jis dar šiek rainas, ne? Dar jau viskas. Aš tik paspaudžiu, aš tik produsuoju gražią, aš tik paspaudžiu rekordą. Galiu pabandyti su fliukel. Aišku, gali. Kaip reikia, gali pamokyti? Pabandyk padaryti šitaip. Prisidėti prie lūpų. Ir... O kaip laikyti reikia? Šitaip vakaročiai. Čia tas pirštas, okei, čia Šitą pirštas, kad čia 3 patogiai šitaip ir šitą ranką šitaip, kad, duotų tau laikymą, žinai. Okei. Ai, tai tu viską su 3 šitais darai? Jo. Taip kažką. Na, šiaip liežuvis nemažai, žinai. Kaip daryt? Taip?
Kažkas į tą pusę. Na kągi, toks buvo tas mano muzikanto mėnuo. Įspūdingas mėnuo, pilnas visko, pilnas emocijų, ašarų, kraujo, liūdesio, džiaugsmo, nu visko, žodžiu, buvo visko, aptarėjom viską, išgyvenom, įvairiausių pažinčių, įvairiausių nutikimų, netgi sukūrėm muzikos, dėl ko labai esu laimingas, noriu palinkėti jums visiems užsibrėžti kažkokių tikslų, jų siekti ir gali būti, kad jie bus debiliški ir negyvendinami, bet pabandykite juos pasiekti. Rūpinkite savim, savo artimaisiais. Ką šiandien bazarint? Žodžiu. Ačiū labai, iki kitų kartų.